Sveiki, malonūs klausytojai ir žiūrovai. Aš Monika Kuzminskaitė, sveikatos ir mitybos psichologė ir čia Šaukšto proto tinklalaidė. Šią savaitę pradedu nuo knygos pavadinimu Nenoriu apie tai kalbėti. Autorius Terence Real. Maža to, kad dar labai daug žmonių į psichologinius sunkumus žiūri lyg į pažeminimą, nes matot kažko nemokėti ar tarkim turėti finansinių sunkumų, tai visiškai normalu. O štai nemokėti keisti įpročių ar produktyviai pyktis, tai jau visiškas apsileidimas. Tačiau turim ir kultūrinį palikimą. Psichologiniai sunkumai laikomi nevyriškais. Tai visiškai klaidinga ir visiškai nelytinis reiškinys. Bet matyt, kol neįvardinsim, tol ir didžiuosime savo sunkumais vietoj to, kad juos spręstumėm savo ir savo artimųjų naudai. Ši knyga apie depresiją vyrams. Nenoriu apie tai kalbėti, autorius Terence Real. Šią savaitę kalbam apie greliną. Grelinas yra vienas iš svarbiausių hormonų dalyvaujančių mityboje. Grelino darbas yra sukelti alkį, taip pat nutarti, kiek ir kokios energijos panaudoti. Grelinas išskiriamas tuščiame skrandyje ir visame virškinimo trakte, o patekęs į smegenis jis jungiasi prie tų pačių receptorių, kurie yra jautrūs leptinui. Leptinas yra atsakingas už sotumo jausmą. Tai reiškia, kad žmogus vienu metu negali būti ir sotus, ir alkanas. Grelinas nusprendžia, ar suvalgytos kalorijos, ar, sakykime, plačiau ir tiksliau maisto medžiagos bus skirtos energijos, ATP, ar šilumos gamybai, ar jos bus pasodintos į riebalų ląsteles, ar jos bus paverstos greitu kuru glikogenu. Žmogaus svoriui didėjant, grelino kiekis kraujyje mažėja, todėl rečiau kyla alkis. Dirbtinai didinant grelino kiekį kraujyje norima nevalgyti daugiau, bet dažniau. Manoma, kad būtent tokiu būdu grelinas veikia kaip svorio reguliavimo priemonė. Dar grelinas dalyvauja patiriant pasitenkinimą skaniu maistu arba alkoholiu. Valgant malonumui, o ne iš alkio, kraujyje padaugėja grelino ir endokanabinoidų. Be kitų darbų, endokanabinoidai yra atsakingi už pasitenkinimo saldžių maistų stiprinimą. Didesnis grelino kiekis yra siejamas su antidepresinėmis savybėmis. Kita vertus, šiame tyrime didesnis grelino kiekis buvo pasiektas sukeliant stresą, o stresas savo ruožtu turi daug kitų neigiamų pasekmių. Bet kaip bebūtų, streso akivaizdoje depresijai vietos panašu, kad nebelieka. Jei organizmui trūksta miego, tai didėja išskiriamo grelino kiekis ir mažėja leptino kiekis. Moralas trumpas ir paprastas, ko neprimiegojai, tą suvalgysi. Dar šiame kontekste tikrai naujai suskamba frazė ankstyva varna dantis rakinėja. Patiriant stresą, grelino kiekis didėja nepriklausomai nuo to, ar išskiriamas adrenalinas ar ne. Todėl nervindamiesi daug žmonių kartu jaučia ir alkį. Na, ko čia galiu palinkėti? Gerai miegoti, rūpintis vidinę ramybę ir atsparumu stresui ir valgyti, kai iš tiesų esat išalkę. Greliną, alkio hormoną, galima naudoti kaip streso indikatorių. Laboratorijoje dalyviams buvo dirbtinai sukeliamas stresas ir matuojamas grelino lygis kraujyje arba seilėse. Visiems dalyviams buvo nustatytas reikšmingai padidėjęs grelino lygis. Normalaus kūno svorio dalyviams grelino lygis padidėjo po maždaug 5 minučių nuo stresinės būsenos pradžios ir po to mažėja. O viršsvorį turinčių dalyvių grupėje grelino lygis didėjo daugiau ir ilgiau, net ir po 45 minučių nuo stresinės būsenos pradžios. Kuo didesnis dalyvių kūno svoris, tuo daugiau buvo išskiriama grelino. Grelinas ne tik stiprina alkio pojūtį ir motyvuoja maisto paieškai, bet ir skatina insulino išsiskyrimą. Ar tai dėmesio nukreipimo ar energijos resursų valdymo mechanizmas, čia jau galime svarstyti ir diskutuoti. Svarbu suprasti, kad tai, kas vyksta, nėra dėl maisto trūkumo kylantis alkis. Maisto trūkumą rodo bendras sveikatos lygis ir kūno masė. Labai padeda sąmoningas suvokimas apie tai, kiek maisto ir kada įprastai valgome. O jei tai nepavyksta, tai bent jau sąmoningas įvertinimas, ar alkis galėjo kilti dėl streso, ir jei taip, tai tada
visai prasminga valgymą atidėti iki ramesnės būsenos. Grelinas siejamas su depresija dėl daugybės priežasčių, nors ši apžvalga teigia, jog ji yra mini, bet informacijos čia tikrai daug. Apžvalgoje minima plati grelino funkcijų sritis. Grelinas reguliuoja riebalų gamybą, lipogenezę, jeigu nori tai mantriau, dalyvauja vystantis atsparumų insulinui, dalyvauja saugant širdies raumenį. Grelino poveikis siejamas su didžiąja depresija ir šizofrenija, su savižudybių atvejais. Grelino kiekiai didėja sergant depresiją postmenopauzėje. Grelinas gali veikti kaip depresijos žymuo pagyvenusių žmonių grupėje. Grelinas gali veikti nuotaiką keliais būdais. Jis reguliuoja reakciją į stresą, uždegimo procesus, veikia neurotransmiterių veiklą net keliose smegenų srityse, kurios siejamos su depresijos procesu. Be to, grelinas gali keisti antidepresantų poveikį ir trikdyti sėkmingą gydymo procesą. Na, čia jau kažkaip nebesiverčia liežuvis sakyti alkio hormonas. Patikrinkim įsitikinimus apie ryšį tarp alkio ir blogos nuotaikos. O kai kalbėsim apie alkį, kalbėsim apie greliną, dar vis tikrindami prielaidą, kad tai alkio hormonas. Šiame tyrime nustatyta, kad didesnis grelino kiekis kraujyje siejamas kaip tik su geresne nuotaika, ypač didžiąją depresiją sergančiųjų grupėje. Didesnis grelino kiekis buvo išgautas po nevalgymo per naktį, sakykime, protarpinio badavimo. Ir jei naktį iš tiesų nevalgote, tai iš tiesų ir laikotės protarpinio badavimo režimo. Todėl tokiam reiškiniui kaip hunger, kuris sudarytas iš angliškų žodžių hunger alkis ir anger pyktis, sąlygų nėra. Galite būti pikti dėl kitų priežasčių, bet visas priežastis karti ant alkio, nors alkis geriausiu atveju gali kurti emocijas panašias į baimę arba į aktyvų ryžtą. Na, o šiame tyrime dalyvavo jaunuoliai sergantis ARFID arba Avoidant Restrictive Food Intake Disorder. Šiandien turbūt į lietuvių kalbą verčiau kaip maisto vengimo ar ribojimo sutrikimas, nes TOK negaliu pacituoti. Šiai grupiai valgymas dažnai kelia nerimą, bet mechanizmas, kurį mūsų supratimu turime mes visi, matyti visai kitoks. Lyginant grelino lygį organizme ir klausimynų matuojamą nerimo lygį, mažesnis grelino lygis buvo susijęs su didesniu nerimo lygiu. Taigi, jei mažas grelinas reiškia mažo alkio jausmą, ramybės lyg ir turėtų būti daugiau, nes nereikės valgyti. Bet rezultatai kaip tik priešingi. Galbūt alkis perkelia dėmesį iš kitų nerimo šaltinių į maistą, o tokio dėmesio objekto nesant, mintis užplūsta visi kiti nerimo šaltiniai. Na, aišku, tokia iš kišenės ištraukta hipotezė, žinoma, irgi reikėtų patikrinti. Šiai savaitei tiek. Aš Monika Kuzminskaitė, sveikatos ir mitybos psichologė, padedu spręsti kasdienius ir sudėtingus elgesio, mąstymo ir emocijų klausimus. Rašau, skaitau paskaitas, teikiu psichologinės konsultacijas. Mane rasit socialiniuose tinkluose vardu Šaukštas proto arba gyvai Vilniuje Goštauto gatvėje. Rašykit man asmeninę žinutę socialiniuose tinkluose arba elektroniniu paštu adresu šaukštas.proto@gmail.com. Taikos ir ramybės.